Sveiki visi, mano vardas Vilma ir šiandien aš noriu pakalbėti apie moteris. Moterų gyvenimas yra galima suskirstyti etapais. Ir kiekvienas etapas gyvenimo atneša tam tikrus iššūkius, pavyzdžiui, kaip ir emocinius, fiziologinius, socialinius. Na ir pirmą etapą aš išskirčiau, tai būtų paauglystė. Paauglystės laikotarpiu jau mergaitėm keičiasi kūno linijos, atsiranda menstruacijos ir kartais atsiranda ir spuogeliai vargina. Bet visa tai yra norma ir visa tai praeina. Kitas etapas yra jaunystė. Tada jau ir tokia suaugusios moters gyvenimas. Šiuo laikotarpiu moteris jau ieško gyvenimo tikslo, daugelis jau pradeda kurti šeimas, karjerą. Na ir ateina dar kitas etapas, tai gimdymas ir nėštumas ir gimdymas. Šitas laikotarpis labai pareikalauja iš moters daug energijos ir tokio dvasinį pokytį. Ir šiuo laikotarpiu ypač reikia dėmesio ir kantrybės, o dar labiau, kada ateina šitas gimdymas ir kada gimsta vaikelis ir vaiko auginimas. Pareikalauja labai daug energijos ir įvairūs iššūkiai atsiranda. Šiuo laikotarpiu moteris labai tokios būna pavargusios, išsekusios, nes yra nemiegotos naktis ir vaiko kūdikio maitinimas, žindymas pareikalauja labai daug energijos ir kantrybės. Tai šiuo laikotarpiu turėtų būti ypač dėmesingi vyrai ir daugiau skirti dėmesio. Na ir ateina kitas etapas – menopauzė. Šiuo laikotarpiu moterų organizme mažiau pradeda gamintis estrogenų ir tai sukelia tokius negalavimus kaip nemiga, karščio pylimai, kartais osteoporozė. Ir šitas laikotarpis mane irgi aplankė, bet dėl to esu labai dėkinga gyvenimui, likimui ir priimu tai kaip dovaną, nors tai buvo nelabai jau malonus laikotarpis, bet tik ieškodama pagalbos, kaip pagerinti savo savijautą, aš suradau Neolife kompaniją ir atradau šitos nuostabius produktus. Na ir dar vienas yra etapas, tai vyresnio amžiaus moteris šiuo laikotarpiu irgi susiduria su daugeliu iššūkių, tai ir ligų atsiranda įvairiausių ir tas senėjimo procesas, ar kaip čia pavadinti, tikrai atneša didžiulį pokytį atneša į moterų gyvenimą. Na, bet aš noriu sugrįžti prie menopauzės ir parodyti, kokie produktai man padėjo ir pagerino mano gyvenimo kokybę ir mano savijautą. Ir tai būtų kalcis magnis plus D, vitaminas E ir kruciferas ir formulė 4+. Tai tokį komplektuką apie šitą komplektuką noriu su jumis pasidalinti. Šiaip aš vartoju ir daugiau produktų, bet menopauzės laikotarpiu ir ne tik šitie produktai jums labai padėtų. Vitaminas E yra pagrindinis prie įvairių hormoninių sutrikimų, taip pat kruciferus, jie yra kaip pagrindinė porelė, kurie gelbsti ir pagerina savijautą menopauzės laikotarpiu. Bet dar šitą vitaminą E ir kruciferus galima naudoti
vartoti visais moters gyvenimo etapais. Paauglystėje vitaminas C sumažins riziką spuogeliam, pagražins plaukų būklę, pagerina kraujotaką, odos būklę. Na, kruciferus taip pat yra labai svarbus įvairiais gyvenimo tarpsniais, bet dar noriu paminėti, kad šitas kruciferus, tai jisai naikina netgi vėžinės ląsteles. Tai šitie produktai yra labai svarbus visais moters gyvenimo etapais. Kalcis magnis, tai jisai padeda nervų sistemą, apramina, miego kokybę pagerina ir kada tas prakaitavimas ir nemiga vargina, tai kalcis magnis labai gelbsti. O kartu jisai bus kaip ir osteoporozės profilaktika, ir dantų būklę pagerinsit, ir širdžiai bus gerai. Taip kad vartojant dar pagerinsit ir kitiem organam pagerės jūsų savijauta. Na ir formulė 4+, tai čia yra labai reikalinga nervų sistemai, nes šito laikotarpiu menopauzės labai toks atsiranda dirglumas ir nebežino moteris, ko nori. Tas pats būna kartais ir paauglystės laikotarpiu, kaip žino, kartais vyrai sako, moterių nesuprasi ir geriau net nesigilinti. Tai šitas formulė 4+, tai čia yra visa B grupė ir nervų sistemai, ir dar yra ir kitų vitaminų, ir A, C, ir E, ir taip pat mikroelementų. Ir šitas formulė 4+, taip pat labai pagerins jūsų būklę menopauzės laikotarpiu. Na ir kaip minėjau, ir kitais moters gyvenimo laikotarpiais labai yra reikalingas šitas komplektukas. Jeigu jūs norėtumėt plačiau sužinoti, parašykite asmeninę žinutę, nes tai buvo mano praeitas etapas ir aš galėčiau mielai pasidalinti. O komentarė parašykit, ar jūsų neužklupo šitos problemos menopauzės ir galbūt paauglystės kažkas vargina, ar kitų etapų turit kažkokių nusiskundimų, pasidalinkit savo žinute. O jeigu informacija patiko, pasidalinkit su savo draugais ir linkiu visom moterim būti sveikom, linksmom, gražiom ir džiaugtis gyvenimu. Tad ačiū, kas klausėt, Gerutė, Ilona ir kas dar klausysit, ir visom gero vakaro ir iki rytojaus. Ate.